Kol visas rinkėjų dėmesys nukreiptas į karą su Iranu, Donaldas Trumpas tiesiog nusprendė, atšaukti JAV kongreso rinkimus. JF prezidentas Donaldas Trumpas suaktyvino savo kampaniją, skleisdamas melagingus teiginius apie masinės rinkimų klastotes. Tai antradienį kovo 31-ąją pasirašė abejotino konstitucingumo dekretą, kuriuo siekiama sukurti visos šalies piliečių registrą, kuris nustatytų balsavimo teisę ir apribotų balsavimą paštu valstijose. Esmė ta, kad Trumpas uzurpuoja valdžią, nes dabar jis ir jo kišeninė ministerija. O ne atskiros valstijos spręs, kas turi teisę balsuoti, o kas ne. Ir kaip tiksliai turi vykti rinkimai visoje Amerikoje. Iš esmės, Trumpas nusprendė perimti rinkimų kontrolę į savo rankas, kas stipriai pažeidžia JAV konstituciją. Bet tai dar ne viskas. Dabar tai išsiaiškinsime. Nes Trumpas pasirašė itin svarbų dekretą, kuris gali labai stipriai pakeisti rinkimų teisę JAV. Mano vardas Aleksejus Pečijus, pasikalbėkime apie tai kartu. Aptarkime šią temą. Tačiau prieš pradėdamas šią laidą tradiciškai paprašysiu jūsų paremti šio YouTube kanalo veiklą savo auka ar rėmėjo prenumerata pagal nuorodas ir rekvizitus pateiktus šio vaizdo įrašo aprašyme. Būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Tai galite padaryti ir laidos pabaigoje, jei manysite, kad ši laida jums buvo įdomi ir naudinga. Be to, užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pečiai News. Nuorodą į rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi, Donaldas Trumpas. Jis vakar pasirašė labai įdomų įsaką dėl rinkimų JAV, kuris liko nepastebėtas, nes visi dėmesys telkė į karą su Iranu. Trumpas pripažino, kad įsakas, kuris atsirado tuo metu, kai jo stumiamas įstatymo projektas skirtas apriboti balsavimą paštu, įstrigo kongrese, gali, kaip jis sako, susidurti su teisinėmis kliūtimis. Čia iš karto verta pažymėti, kad bet kuris JAV prezidentas, nesvarbu ar tai Trumpas, Bidenas, Kennedys ar kiti, neturi konstitucinių įgaliojimų. Kalbant apie rinkimus, daugelį įsako aspektų sunku įgyvendinti. JAV prezidentas apskritai neturi teisės kištis į rinkimų procesą, bet Trumpui tai nerūpi. Trumpo įsakas paveda JAV vidaus saugumo departamentui sukurti vadinamąjį valstybinį piliečių sąrašą, remiantis pilietybės ir naturalizacijos registrų duomenimis, socialinio draudimo įrašais ir kitomis federalinėmis bazėmis. Pagal įsaką federaliniai pareigūnai turi perduoti šį sąrašą rinkimų komisijoms. Įsakas taip pat paveda generaliniam prokurorui prioritetinę tvarką patraukti baudžiamojon atsakomybėn rinkimų pareigūnus, kurie išduos biuletenius rinkėjams neturintiems teisės balsuoti pagal šiuos sąrašus. Kas turi teisę balsuoti, o kas ne, spręs asmeniškai Donaldas Trumpas ir jo kišeninis vidaus saugumo departamentas. Be to, įsakas įpareigoja JAV pašto tarnybą nepristatyti biuletenių asmenims, kurie nėra įtraukti į šį sąrašą. Ir piliečių, kurie bus sudaryti pagal Donaldo Trumpo taisyklės. Rinkimų klausimų ekspertai ir valstijų lygmens rinkimų pareigūnai demokratai jau atmetė Trumpo direktyvą kaip teisiškai negaliojančią. Pareigūnai Arizonoje ir Oregone pažadėjo apskųsti šį įsaką teisme. Čia pateikiama Arizonos valstijos sekretoriaus Adriano Fonteso citata. Konstitucija neleidžia vykdomajai valdžiai perimti rinkimų valdymo. Tai yra valstijų įstatymų leidybos institucijų arba kongreso užduotis. Todėl nemanau, kad tai praeis bet kokią teisinę patikrą. Taigi tai yra didžiulis laiko švaistymas ir bandymas atkreipti dėmesį iš Trumpo administracijos pusės. Didžiausia grėsmė Amerikos rinkimams yra Donaldo Trumpo melas apie juos. Trumpas jau seniai susitelkė į balsavimą paštu, kad paremtų savo nepagristus teiginius apie masinės rinkimų klastotes. Antradienį jis vėl kartojo tą patį. Štai šis melodingas pareiškimas apie sukčiavimą balsuojant paštu. Rinkimų klastojimas Jungtinėse Amerikos valstijose žinoma pasitaiko. Negalima sakyti, kad JAV rinkimai yra šventi ir neklystantis. Taip, tai pasitaiko. Bet nuolatiniai Trumpo teiginiai apie masinį sukčiavimą per rinkimus, pabrėžiu, niekada nebuvo įrodyti ar patvirtinti. Čia atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kad Donaldas Trumpas jau daugiau nei metus vėl yra JAV prezidentas. Daugiau nei metus Donaldas Trumpas yra valdžioje ir išskyrus garsius žodinius pareiškimus, kad iš jo pavogė rinkimus ir visa ta apgaulė, jis nieko nedaro. Daugiau nei metus jis turi jam pavaldžias ministerijas, kurios jau per šį laiką galėjo surinkti visus įrodymus apie tariamus didelio masto pažeidimus ir parodyti juos visuomeniai.
parodyti rinkėjui ir Donaldas Trumpas galėtų išeiti ir pasakyti, žiūrėkite, aš buvau teisus, juk sakiau jums, kad buvo didelio masto pažeidimų. Štai jie, bet dėl kažkokių priežasčių Trumpas to nedaro. Jis tik kalba apie tai, kaip iš jo pavogė rinkimus. Štai čia Donaldo Trumpo šalininkams vertėtų susimastyti, kodėl taip vyksta. Dar kartą, visa valdžia dabar yra Trumpo rankose. Tai inicijuok patikrinimus ir parodyk rinkėjams. Žiūrėkite, per metus aš patikrinau. Prisiminkite, sakiau, kad buvo didelio masto pažeidimų. Štai jie, prašau, pažiūrėkite. Kur visa tai? Kažkodėl nėra. Svarbu pažymėti, kad JAV konstitucija nenumatė vykdomai valdžiai jokių aiškių įgaliojimų dėl rinkimų. Ji suteikia plačius įgaliojimus dėl rinkimų organizavimo valstijoms. Įskaitant, kas labai svarbu, laiką, vietą ir balsavimo būdą. Ir nustato, kad Kongresas gali priimti įstatymus reglamentuojančius rinkimus. Taip pat priminsiu, kad teismai iš esmės užblokavo ankstesnį Donaldo Trumpo vykdomąjį įsaką pasirašytą praėjusiais metais, kuris be kitų pakeitimų numatė reikalavimą dokumentais patvirtinti pilietybę balsavimui. O sausį federalinis teisėjas uždraudė JAV prezidento administracijai sulaikyti federalinį rinkimų finansavimą toms valstijoms, kurios nepakeis savo balsavimo procedūrų pagal Donaldo Trumpo reikalavimus. Tai yra, Donaldas Trumpas reikalavo, žiūrėkite, aš reikalauju, kad balsavimas vyktų būtent taip. Jeigu kuri nors valstija nesutinka, štai jums finansavimas, negausite nė cento. Teismas pasakė, kad jei tu tai padarysi, turėsi problemų, bet Donaldui Trumpui matyt iš esmės nusispjauti į įstatymus, konstituciją, nes Donaldo Trumpo pareiškimas, kad vyriausybė kuria valstybinį piliečių sąrašą, nuskambėjo tuo metu, kai jo administracija susidūrė su dideliais sunkumais, bandydama sukurti vadinamąją nacionalinę rinkėjų duomenų bazę. JAV teisingumo departamentas bandė gauti privačius, neredaguotus rinkėjų sąrašus beveik iš visų šalies valstijų. Tačiau, kaip paaiškėjo, tik 12 valstijų sutiko pateikti tokią informaciją. Nes niekas neprivalo suteikti tokios informacijos Trumpui. Bandymas priversti bent 29 valstijos perduoti savo rinkėjų sąrašus per teismus nebuvo sėkmingas. Teisėjai sako, taip Trumpai, nusiramink, tu neturi teisės to daryti. Juokinga, kad net kai kurios respublikonų valdomos valstijos, ypač Utah, Oklahoma ir vakarų Virdžinija, buvo tarp tų, kurios priešinosi teisingumo departamento reikalavimams. Net respublikonai sako, Trumpai, tu dabar darai kažkokią nesąmonę. Rinkimų institucijų atstovai pažymi, kad bet koks visos šalies rinkėjų sąrašas greičiausiai būtų pilnas klaidų, nes kiekvienos atskiros valstijos rinkėjų registrai yra atnaujinami kasdien. Jie keičiasi, kai rinkėjai persikelia, gauna pilietybę, sulaukia 18 metų amžiaus, miršta, susituokia ir taip toliau ir taip toliau. Vos tik visuomenė turės visos šalies sąrašą, jis tą pačią akimirką bus pasenęs. Tą pačią akimirką. Neįmanoma kasdien jo atnaujinti taip, kaip tai daro atskiros valstijos. Įdomu tai, kad Trumpas jau kelias savaitės reikalauja, kad Kongresas priimtų įstatymo projektą, kuris leistų JAV vidaus saugumo departamentui gauti rinkėjų sąrašus ir iš jų išbraukti nepageidaujamus asmenis. Tačiau priimti tokį įstatymą yra nerealu. Na ir jūs juk prisimenate, kad Trumpas aršiai pasisako prieš balsavimą paštu. Ir čia pateiksiu jums šiek tiek skaičių. Pagal Masačusetso technologijos instituto duomenis, 2024 metų rinkimuose, kuriuos laimėjo Donaldas Trumpas, kas trečias amerikietis balsavo būtent paštu. O tai yra 37% demokratų ir 24% respublikonų. Ir kas juokingiausia, šio mėnesio pradžioje JAV prezidentas Donaldas Trumpas pats balsavo paštu per neeilinius rinkimus Floridoje. Tačiau Trumpas viešai ragina uždrausti tokį balsavimo būdą, nors pats juo naudojasi. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šią laidą. Prenumeruokite kanalą, paspauskite vartelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, būsiu jums už tai dėkingas. Tai galite padaryti naudodamiesi nuorodomis ir rekvizitais esančiai šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten yra įvairios platformos – Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, banko rekvizitai, kriptovaliutos, rėmimas per YouTube. Pasirinkite jums patogiausią variantą. Būsiu dėkingas už jūsų palaikymą. Tai viskas. Saugokite save, visiems iki pasimatymo.